Žmonijos istorija taip jau susiklostė, kad europiečiams teko išgyventi daugybę karų bei priespaudos metų. Kad išvengtų tokių dalykų pasikartojimo, 6-ame dešimtmetyje 7 Europos šalys nusprendė susitikti ir suvienyti viso žemyno ekonomiką. Jos įkūrė anglių bei plieno bendriją. Bėgant dešimtmečiams, bendriją papildė naujos šalis. Keletą kartų ji pakeitė pavadinimą, augdama, remdama naujas idėjas, kol galų gale tapo Europos Sąjunga. Dabar ją sudaro 27 valstybės, kartu sprendžiančios jau nebe vien ekonominės problemas. Mes viso šito dalis ir kartu galime padaryti daug didelių dalykų. Tačiau per tiek metų spėjame įsitikinti, kad ir vienas žmogus gali pakeisti ateitį. Dar Romos imperijos laikais atsiradusi veto teisė leido suprasti, jog kiekvienas balsas svarbus. O štai 2004-aisiais Amerikoje vykusių prezidento rinkimų metu galutinis balsas teko Floridos valstijai. Tuomet Bušas prezidentu tapo vos poros procentų persvara. Panašiai nutiko ir Lietuvoje, kuomet Kauno miesto mero rinkimų pabaigą nulėmė vienas vienintelis balsas, o tai reiškia, kad ir tu gali viską pakeisti. Ar jau žinai, ką veiksi birželio 7 dieną? Gali žinoma sėdėti namie ir kalbėti su kaktusu ar palaikyti gerą formą, tačiau gali balsuoti Europos parlamento rinkimuose ir pakeisti ateitį. Tik išsirink deramą aprangą. Jokiu būdu neik vienas. Išsirink tinkamą transporto priemonę ir nepamiršk, birželio 7 dieną tu ir tavo draugai galite pakeisti Europos ateitį.